Sveiki, tai malonu sveikinti su jumis. Pirma laida, nauja laida. Šiandien turim Dimitrį ir Dianą Artiomovą. Ne vieną kartą yra Lietuvos čempionė, ruošiasi surinkti ne Europos ir pasaulio čempionatams. Tai dar kartelį labas jums. Labą dieną. Sveiki. Dimitrį dirba jau nuo 2011 metų. Reabilitacijos ir masažo centro vadovas. Tai žmogus, kuris nori, kad sportas būtų sveikas. Tai Dimitrį Filimonov. Ir mano toks pirmas klausimas, Dimitrijau. Ką reiškia, kad sportas būtų sveikas? Sportas turi būti sveikas, tai tam yra tikri faktoriai, tam reikalingi, kad sportas būtų sveikas. Tai žinoma, tai turi būti atsistatymas po krūvio būtinas, jis gali būti ir kaip fizinis, ir psichologinis irgi. Tai gali būti masažai, vandens procedūros visokios, aišku, reikia ir su psichologu pakalbėti. Ir taip pat turi būti ta, sakyčiau, ta apkrovos arba kontrolė tų rezultatų, širdies kardiogramas kažkokios turi būti. Mes turim kontroliuoti, kaip dirba kūnas, kaip dirba organizmas, ar nėra perkrovos, ar nėra persitreniravimo, kad neiškiltų paskui kažkokios problemos su sveikata. Kaip iš karto, tai traumas, pavyzdžiui, psichologinis kažkokie stresai, depresija, taip ir ateity, kai sportas baigėsi, jau sportininkai nebesportuoja, viskas pamiršo, gyvena savo gyvenimą, turi šeimą ir tada prasideda visos problemos. Tai vat, žinoma, reikia stebėti, reikia, kad būtų atsistatymas, toks sportas yra sveikas. Iš tikrųjų, malonu atsidurti tarp tikrų profesionalų, nes aš kaip ir jūs, žiūrovas, kartais net nepagalvoju, kiek reikia įdėti darbo į meninę gimnastiką. Ir Diana, kiek matot, iškovojo taurių. Taurių yra virš 100 medalių, aš manau tikrai nemažiau. Aš prisimenu savo mokyklos laikų vieną medaliuką, tai kai čia atėjau, galvojau, kad čia visa rinktinė. Čia ši mergina pas mūsų laidoje. Ir kaip tu apibūdytum pati Dimitrijų? Kaip tu jį prisimenu vaikystės ir iki dabar, kai jau su rinktinė ruošies atstovauti Europos čempionate ir pasaulio čempionate Brazilijai? Tai man Dimitrijus yra gal kaip vienas pagrindinis žmogus, kuris padeda man atsistatyti ir nuo pat mažens ir iki dabar. Tai toks pagrindinis žmogus man, kuris padeda. Sakyčiau, kaip antras tėtis jau Dimitrijus tapo per tiek metų. Ir Dimitri, kaip jūs prisimenat tą bendradarbiavimo jūsų ryšio pradžią su Diana? Sakyčiau, kad ir normalus toks ir bendravimas, ir su tėvais mes bendraujam, ir kaip ir sakau, visada vyksta tokia kontrolė. Viską, ką jai sakoma, ten jeigu įvykus traumą, ką reikia daryti, jeigu kažkokias ten ir varžybos mes aptarnaujam, irgi aš prižiūrėjau Dianą, irgi jai sakau, visada įklausiu, visada viską daro, kas sakyta. Čia yra geras pliusas, todėl kad tu matai, kad žmogus tikrai viską ir pasitikė ir tuo pat metu atliko viską, kas tau buvo pasakyta. Tada lengviau dirbti. Ir iš kitos pusės dar pliusas, kad kiek mes bendradarbiavom, visada jį kreipėsi, visada, jeigu kažkokias ten traumas vyksta, tai iš karto vakare skambina, po treniruočių mes dirbam iki 10 vakaro kiekvieną dieną, dirbam šeštadieniais, sekmadieniais, tai visi sportininkai kreipiasi, Diana viena iš tokių būtent profesionalių sportininkų, kurie iš karto, jeigu įvyko trauma, iš karto skambina, konsultuoja, atvažiuoja ir iš karto mes padedam. Nėra taip, kad jis sportuoja ten 2-3 savaitės mėnesiui, vyksta uždegimai ir paskui jį kreipiasi, sako, dabar negaliu visai net vaikščioti. Ne, iš šitos pusės jį tikra profesionali sportininkė. Tai tikrai jau jūsų ryšys profesionalus ir toks tėviškas siejus daug metų. Tada Diana, tau toks pats pirmas klausimas, vis tiek norim įvesti ir supažinti daugiau su meninė gimnastika. Kaip prasidėjo tavo kelias meninė gimnastikoje? Tai aš pradėjau lankyti meninę gimnastiką nuo 6 metų. Tai buvo, kuomet aš darželyje pamačiau skelbimą, jog vyksta meninės gimnastikos treniruotės. Tai atėjau namo, paklausiau tėvų, kas iš vis tai yra gimnastika. Tai jie man iš karto jungė video, gimnasčių ten senus video. Ir aš pamačiau, kaip jos šoka ir iš karto pasakiau, kad aš irgi taip noriu. Tai taip ir įsimylėjau šį sportą.
Ir kokie buvo svarbiausi tavo laimėjimai iki šiol atstovaujant Lietuvą ir apskritai, ką tau reiškia atstovauti Lietuvą? Tai didžiausi laimėjimai man buvo, kad ne vieną kartą tapau Lietuvos čempionė ir buvau atrinkta atstovauti Lietuvai Europos čempionatuose, o šiaip man atstovauti Lietuvą reiškia labai didelę garbę ir kai atstovauju Lietuvą, aš jaučiu palaikymą iš kitų ir tai man reiškia labai daug. Ir tada įsivaizduoju, atsiranda jausmas, kad mane palaiko ne tik tėvelė ar Dimitri, bet mane palaiko visa Lietuva. Kaip šį sezoną ruošiesi Europos ir pasaulio čempionatams? Mes su Dimitrijum girdėjom, kad tu tiesiai po Druskininkų, kur renkatės treniruotėms, atvykai čia į studiją. Kaip atrodo tavo pasiruošimas tiek individualus, tiek su rinktinė? Tai kaip visada vyksta tos pačios treniruotės, jos yra intensyvios ir sunkios ir taip pat stovyklos. Mes labai daug treniruojamės, daug valandų salėje praleidžiam tam, kad galėtumėm gerai pasirodyti varžybose ir kad galėtumėm varžytis su kitom gimnastėm, su geriausiam sportininkėm. Taip, ir tiesiog noriu irgi perėti prie Dimitrijaus, vis tiek jūs daug metų matot, kiek Diana įdeda pastangų ir šiek tiek jaučiamės tą drovumą, kad tiek taurių, tiek medalių ir sako, aš tiesiog čia pasitreniruoju, šiek tiek skiriu tam laiko. Kaip jūs pats, Dimitrijau, matot, kiek Diana ruošiasi, kiek įdeda darbo, kad būtų profesionali meninės gimnastikos atletė? Iš tikrųjų labai daug ir kaip ir kiti sportininkai, mes kartais nematom, kada jį verkia, kada jį pergyvena, visą tai paslėpta, visą tai treniruotės varžybas, jį turi idealiai atrodyti, vat kaip ir dabar. Jį turi visada gerai atrodyti, gerai pasirodyti, o žinoma, paskui jeigu kažkas nepavyksta, jau ir stresas ir visa kita išlenda dažniausiai arba kelionėje, kai grįžta atgal, arba namuose, arba pas mus. Ir mes iš tikrųjų mes matėm, kai aptarnaujam varžybas, matom sportininkus, kurie aikštelėje, kurie scenai, kurie ten sportuoja salėje, bet taip pat mes ir matom sakyčiau, tikrą sportininko veidą, kuris atvyksta pas mus. Ir čia būna labai didelis skirtumas. Todėl, kad ten visada šypsosi, ten visada laimingi, čia ateina pas mus su savo problemomis, su savo traumomis, su nuovargiomis, visada priimam, mes visada stengiamės padėti. Tai vat, tie užkulisiai tokie, kur kartais mes net neįsivaizduojam, kiek tai yra sunkaus darbo, nes mes įpratę šiuolaikinis jaunimas apskritai matyti socialinius tinklus ir matyti tą gerąją medalio pusę. Aš stoviu su apdovanojimais, su šitom visom taurėm ir kiek mačiau, užtruko vienas savaitgalis. Tikrai ne, tai užtruko metai iš metų treniruočių. Ir turbūt ne tik fizinis krūvis, aš tokį irgi klausimą jums abiems turiu. Diana, Dimitrijau, kiek brangus yra šis sportas? Tai aš manau, kad šis sportas tikrai nėra vienas iš pigiausių. Vis tiek visi įrankiai, visus treniruotės, visi taip pat kostiumėliai, salės nuoma, atsistatymo procesas, viskas tai kainuoja ir tikrai nemažus pinigus. Diana, kiek Dalia Kutkaitė prisideda prie tavo tobulėjimo meninėje gimnastikoje? Tai šiuo metu Dalia Kutkaitė yra viena iš pagrindinių mano trenerių ir jinai yra kiekvieną dieną su mumis salėje. Jinai labai mus palaiko, labai nori, kad mes gerai pasirodytumėm, labai mumis tiki ir labai rūpinasi. Tai labai norėčiau jai padėkoti. Ačiū labai už jūsų gražius žodžius, Daliai, nes Dalia Kutkaitė meninėje gimnastikoje, kaip pas mus krepšinio Šarūnas Jasikevičius ir futbole Edgaras Jankauskas. Tai tikrai didelė žvaigždė ir įkvėpimas jaunosiams sportininkams. Taip pat vis tiek jūs jau daug metų šiame sporte esate, aš norėjau, Diana, tavęs paklausti, kaip meninė gimnastika pasikeitė per 10 metį, kai tu pradėjai treniruotės, kai buvai maža mergaitė ir kaip tu ją matai dabar, kur Lietuva tobulėja ir kokie įvyko pasikeitimai. Tai palyginus, kaip buvo anksčiau ir dabar, tai tikrai meninė gimnastika labai patobulėjo ir tikrai išpopuliarėjo kaip sportas Lietuvoje. Labai pasikeitė kostiumėliai patys. Anksčiau tai būdavo paprasti bodžiai su ilgom rankovėm, o dabar tai vis tiek kostiumėliai yra derinami prie įrankių, prie muzikos. Taip pat atsirado ir Svarovskiai taip pat ant kostiumėlių.
Dar kostiumėliai dabar nėra standartiniai, tai gali būti ir kombinzonai, gali būti kostiumėliai su trumpom rankovėm, gali būti taip pat viena rankovė ilga, kita trumpa. Nes mes girdim, kad meninėje gimnastikoje svarbios tos mažos detalės, su kuo sportuojam, kaip tu vadinai, įrankiai. Tai irgi mes prieisim prie to, mėly žiūrovai, paaiškinsim, kas tai yra. Ir apsitai įvaizdis, aprangos, nuo to, kad seniau tai buvo paprasti bodžiai, dabar iki to, kad netgi su Svarovskiais. Tai aš manau, kad tai yra ne tik ta gražioji pusė, kur merginos ruošiasi, bet ir kažkiek prabangos akcentas, mados akcentas. Bet prie to klausimo irgi prieisim, nes Dimitri irgi jau ne 1 metus mato meninę gimnastiką. Dimitri, norėjom išgirsti jūsų nuomonę, kaip pasikeitė meninė gimnastika Lietuvoje per šį 10-metį. Sakyčiau, kad labai stiprus pasikeitimas toks ir čia bus Dalius Kutkaitis dėka ir kitų trenerių, todėl kad vėl pasakysiu, kad kviečia mus aptarnauti varžybas, kviečia į druskininkus su rinktinė dirbti, padėti gimnastėm, prižiūrėti jos ir stovyklos ir, toks, sakyčiau, didesnis pasikeitimas ir pradėjo vaikščioti vėl mergaitės ten 7-11 metų amžių. Tai irgi vėl, sakyčiau, ir Dalios Kutkaitis dėka ir kitų trenerių, kai jie mato per treniruotę, kad vaikui skauda, jie mato, kad kažkas skauda, jie mato, jeigu traumuojasi vaikas, iš karto prašo arba skambina patys, arba būna tėvams sako, kad iš karto važiuokit pas Dmitrijų. Mes, kai dirbam gana ir vėlai, iš karto visada priimam ir nuo 8-9 dažniausiai ir ne tik meninės gimnastikos, bet ir kitų sporto šakų sportininkai atvažiuoja. Kažkam būna kažkokios rimtesnės traumas, būna nerimtos traumas, bet kas yra pliusas koks, kad žmonės kreipiasi. Gal jie negali įvertinti, kiek sudėtinga ta trauma, gal šiaip raumenys nuo apkrovos skauda. Mes galime įvertinti, bet pliusas, kad jie kreipiasi. Prieš tai to nebūdavo ir, sakyčiau, iš mano pusės, kaip reabilitacija traumų atžvilgių, tai labai didelis pasikeitimas yra. Dimitrijau, kaip jūs matote pačius didžiausius psichologinius iššūkius varžybų metu Dianai, kai jinai atstovauja Lietuvą? Kokie yra didžiausi psichologiniai iššūkiai varžybų metu? Aš matau, kai jau tiek metų aš jau žinau, kada jį pergyvena, kada viskas ir kartais net reikia per varžybas ateiti, kažką paklausti ramiai, tokiu gal ramesniu balsu ir tokiu būdu irgi nuraminti, matau, kai jį pergyvena, matau viskas, aišku, jie šypsosi, jie niekada nerodo ir kitas žmogus gali tai nesuprasti, nepamatyti, bet mūsų sportininkai, su kuriuos mes dirbam, visada tu matai, kas kaip ir tu stengiasi padėti, galbūt psichologiškai, galbūt fiziškai, galbūt pečius pamasažuoti, dar kažką. Ir kartais reikia kažką patarti, patarimų kažkokio. Ir Dimitrijau, kaip dažnai meninės gimnastikos sportininkas patiria traumas? Dažniausiai traumos vyksta tai čiurnos sąnario raiščiams arba sąnariui ir nugarą, kas dažniausiai ir dirba meninėje gimnastikoje, jie atlieka šuolius, jie vaikšto ant puspirščių, tai čiurnos sąnariui nuo vaikystės, nuo 7-6 metų reikia skirti daugiau dėmesio, stiprinti raiščius, jos taip ir daro, stiprina raiščius, kai kuriem vaikam yra silpni raiščiai nuo gimimo, kai kuriem yra stipresni. Tiem, kuriem silpni, reikia stiprinti, dar papildomai duoti kažkokius pratimus. Tai traumos būna, bet svarbu, kas iš karto kreipiasi ir gydosi. Ir tie, kas negydo, sportuoja toliau, ateityje dar gauna dar didesnės traumas arba pasekmė, kai baigėsi sportas, prasideda visokiausi skausmai, tinimai, žmogus negali pilnavertiškai bėgioti, negali pilnavertiškai dirbti, tai va čia yra problema tokia. Diana, išgirdom, kaip Dimitrijus sako, kad kiek įvairiausių traumelių turit, papasakok pati, kokios tos traumos pas tave būna, kokios dažniausiai pasitaiko. Taip, šiaip po sunkios savaitės, po intensyvių treniruočių aš stengiuosi, kai turiu laisvo laiko, nuvažiuoti pas Dmitrijų ir pasidaryti masažą, nueiti į masažą.
Ir manau, kad tai man labai padeda išvengti traumų. Aišku, buvo tų traumų mano karjeroje, bet jos nebuvo tokios labai stiprios, nebuvo labai stiprios. Ir manau, kad čia tikrai Dimitrijaus dėka. Šitas tai geras, iš tikrųjų. Mes net ir galim dabar paklausti, pavyzdžiui, Diana, šiai dieną ar turi kažkokių skausmų. Todėl, kad daug sportininkų, kurie sportuoja, jeigu mes paklausim, jie sakys, pas mane alkūnės yra, pas mane seną traumą kelia sąnarį, pas mane kart nuo kart skauda nugarą. Ir čia yra pasiekmė tų neišgydytų traumų, kurios davai, varžybos, toliau sportuojam ir praktiškai nevyksta ta kokybiška ir laikų reabilitacija. Ir Diana, kodėl aš ir sakau, viena iš profesionalių sportininkų, todėl, kad tokios traumos nėra. Tai Diana, tai kaip tu pati jautiesi, ir yra likusių traumų iš seniau? Sakai, Dimitrijus tau padeda atsistatyti po varžybų, po treniruočio. O kaip tu kasdieną jautiesi? Ar jauti kažkokius padarinius iš seniau vykusių traumų? Iš seniau tikrai nejaučiu, kad yra likusių kažkokių traumų. Kaip ir sakiau, kad jeigu kažką pajuntu, tai iš karto nueinu pas Dmitrijų. Ir nesiniai irgi pradėjo skaudėti kelis, tai iš karto tą pačią dieną paskambinom Dmitrijui ir nuvažiavom pas jį. Kaip masažai padeda tau atsistatyti po varžybų, treniruočių, kokia jų yra svarba šioje sporto srityje? Tai man masažai padeda ir psichologiškai, ir fiziškai. Tai, pavyzdžiui, po visos savaitės aš jaučiu, kad mano raumenys yra labai įsitempę ir šiaip pradeda skaudėti kažkokius raumenis. Tai masažai padeda juos atpalaiduoti ir taip nutikė mane toliau sportuoti ir pilnavertiškai treniruotis. Nebereikalo, Dimitrijus yra reabilitacijos ir masažo centro direktorius. Dimitrijau, kiek yra svarbi masažo įtaka mūsų kūnui? Masažas labai svarbu, bet visi mes girdėjom apie tai, kad pagerėja medžiagų apykaita, atsipalaiduoja raumenis. Mes einam truputį toliau ir net sakyčiau labai toli nuėjom. Mes dirbam individualiai pagal kiekvieną sporto šaką, pagal kiekvieną klientą, kuris ateina, pagal kiekvieną sportininką. Ir jūs tikriausiai negirdėjot nei apie adaptaciją masažams, negirdėjot nei apie ataskaitos po masažo, kokie raumenys yra įsitempęs, kontrolė, diagnostika. Ir po ataskaitos visada vyksta sekantis užduotis masažuotojui arba kineziterapeutui, kai toliau dirbti su šitu sportininku arba su šitu žmogu. Tai tokius dalykus tikriausiai labai retai kas girdėjo. Ir taip pat apie pakraunančius masažus su plaučių pumpavimu. Daug yra tokių dalykų, dabar galiu net atskleisti, jau praėjo 10 metų, kaip mes ruošiam gimnastis prieš 10 metų, jau toks paslaptis. Tai pirmiausiai, aš pirmas žmogus, kuris pradėjo taikyti tos taipus vadinamos juostos, klijuoti. Būtent meninė gimnastikos, dailų iščiuožimo, nes bendram sportui, kur lengvaatlečiai, futbolininkai, tai jie jau pradėjo tada naudotis, bet tokiam sportui pradėjau tik aš pirmas ir mes prieš varžybom daug kam taipavom nugarą. Taipavom tam, kad sporto metu, kai praėjo jau keletą valandų, būna įsitempę raumenis. Ir tas taipas, jis neduoda įsitempti, jis skatina medžiagų apykaitą ir tuo pat metu ir neatpalaiduoja pilnai, bet ir neduoda įsitempti nugaros raumenis, tiem stabilizatoriams. Taip pat darėm prieš pat varžybos, ten prieš dieną, prieš 2 dienas dideliam sąnariam parafino terapiją. Tokiu būdu sušildom sąnarį, skatinam didesnį gamybą to sinovinį tą skystį, sąnario skystį, suminkštinam sąnario tašę, suminkštinam raiščius ir tada lankstumas, lengvumas padidėjo. Ir gimnastės geriau dalyvauja varžybose. Taip dirbdavom. Tai kiek aspektų iš tikrųjų yra. Pasiruošimas, dalyvavimas, atsistatymas, masažai, o kur laikas atsipalaiduoti? Diana, kaip tu pailsi po varžybų, ar tavo laisvalaikis skiriasi nuo mūsų? Tu gali tiesiog eiti į McDonald's ar į naktinį klubą, kaip atrodo tavo laisvalaikis?
Mano laisvalaikis atrodo... Ir apskritai tokį turi. Laisvalaikį aš turiu, palyginus, galim sakyti, nedaug, bet stengiuosi jį išnaudoti produktyviai, laiką išnaudoti tinkamai. Tai vis tiek, aš einu dar į mokyklą, tai vis tiek, kai turiu laiko, aš mokausi, ruošiuosi egzaminams ir praleidžiu laiką su šeima ir su draugiam. Tai taip ir praleidžiu. Ir neatsakė vis tiek į klausimą, ar apsilankai McDonald'e. Ne. ir jūsų sporte, meninė gimnastikoje yra, kaip suprantu, tada ir mityba griežta. Teisingai? Tu prižiūri savo mitybą? Ne. Diana, prižiūri ką valgai? Na, aš savo mitybą stengiuosi prižiūrėti, bet aišku, tai ne visada išeina. Nežinau, bet aš manau tiesiog mintis. Vis tiek tai nėra, jį gal priprato taip gyventi, nėra taip, kad jį gali prisivalgyti ten kažkokią McDonald's, dar kažką, Taip, jau. ar kažkokios picos. Čia iš tikrųjų nuo jaunystės jį jau priprato gyventi taip. Ir jie atrodo ten vienas gabaliukas to torto ar mažas šokoladukas, čia jau jį nesilaiko mitybos. Ne, kiti žmonės valgo picas kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą ir alaus. Aišku, yra savo toks režimas, savo mitybą, bet jį nesilaiko tokių griežtesnių, kiek aš supratau. Taip. Kad jau badauju ten svarstyklės pas mane kiekvieną valandą. Ne. Aš jau supratau iš atsakymo, kad jeigu žmogus nesilanko McDonald'e, jau didžioji dalis darbo atlikta. Taip. Sporte tai yra labai svarbu tokie aspektai, kad tu turi teisingai valgyti, laiku eiti miegoti, tas, kas eina 10 valandą, pusė 10 tai yra gerai ir 8 valandas išsimiegoja. Ir miegas vienas iš pagrindinių tokius labai svarbesnių atstatymo būdų, pavadinsim, todėl kad mes ir darėm stovykloje labai daug kardiogramų, širdies kardiogramų, tikrinam per 9 dienas, kiek ten, apie 20 mergaičių buvo, 25, man atrodo, mes padarėm virš 330 kardiogramų. Tai buvo viena iš ryto, dienos metu po apkrovos, prieš apkrovą, vakare darėm mes, kaip ir kiti mokslininkai sako, irgi patvirtina, mes pamatėm, kad kokybiškas atsistatymas būna būtent per miegą. Tai miegas yra labai svarbus toks aspektas atsistatymo sporte. Ir aišku, jeigu žmogus eina miegoti 1-2 nakties, jis neišsimiegojęs, kūnas reikalauja poilsio ir paskui dar fizinė kažkokia apkrova, tai tada mes žaluojam, mes traumuojam tą kūną ir gaunasi, kad ir vyksta traumas ir širdies apkrova padidėja. Tokiu būdu tai sportas yra jau ne nauda, ne sveikata, o žala. Ir gaunasi, jeigu taip sportininkas sportuoja nesilaikantis režimo, tai tada gausis, kad baigs tas sportas ir jis labai susidėvės savo kūną, savo širdį. Ir taip, iš tikrųjų taip ir būna, paskui sportininkai išaugę sako, pas mane problema su širdim dėl to profesionaliaus sporto. Tai gal ne dėl profesionaliaus sporto, būtent dėl to, kad nesilaiko režimo. Taip, tai mes norim dar pamotivuoti, prisijungti prie meninės gimnastikos, čia galvojat, kad, kaip sakau, ištenka išeiti pabėgioti ar nueiti vieną iš sporto klubų. Bet gal auginat jau mergaitę, kuris sako, kad visai ir norėtų šitą sportą pabandyti. Diana, papasakok, kaip tu matai meninę gimnastiką savo akimis? Tai man meninė gimnastika jau yra kaip gyvenimas yra, aš negalėčiau gyventi be gimnastikos. Vis tiek aš labai daug laiko praleidžiu salėje, daug laiko treniruotėse, su komanda, su treneriam. Tai jau tapo kaip neskiriama gyvenimo dalis. Ką pasakytumėt jaunam žmogui, kuris nedrįsta eiti meninę gimnastiką iš savo pusės? Eiti. Todėl, kad vienas iš gražiausių sporto šakų, pasakysiu, pasaulyje. Ir dar iš fizinės pusės įdomus toks dalykas. Jūs visi žinot, jeigu raumuo dirba nepilnavertiškai, pavyzdžiui, darže kažkur sporte, prie kompiuterio mes sėdim, dirbam ir raumuo dirba ne iki galo, neišsitiesia tą ranką arba koją. Tai tada vyksta
tokie sustingimai. Žmogus, kuris dirba ten, nežinau, kažkokiam ceche, gamina ten langus, jis atlieka kažkokius judesius, bet tos judesius nėra pilnavertiškos. Ką tai reiškia? Nepilnai išsitęsia, nepilnai susitraukinėja, pavyzdžiui, ranką arba koją. Jis pastoviai stovi, pavyzdžiui, pasilenkus, pastoviai yra įtampa kažkokia. Ir tokiu būdu atsiranda įtampos, atsiranda patogenų kaupimas, atsiranda susitraukimai, traumos atsiranda, vyksta kažkokie nervai gali būti užspausti. Ir vat gimnastika vienas iš tokių sportų, kur raumenys dirba pilnavertiškai, pilnai išsitęsia, dauguma raumenų, aišku, yra, pavyzdžiui, vat, blauzdos, kur jie pastovi ant puspirščių vaikščia, ten pastovi įtampa yra. Bet visi kiti kojos, rankos, kūnas, lankstumas, pastoviai raumenys pilnai išsitęsia, pilnai susitraukinėja. Tokiu būdu tos skaidulos kokybiškesnės raumenyse. Ir žinoma, tada tas kūnas jis sveikesnis. Ir vat, būtent šitas sportas labai tiesiogiai susijęs su sveikata ir atneša sveikatą. Ir tai mes galim pamatyti tų gimnasčių išvaizdą. Pavyzdžiui, vat, jūs galite pamatyti, kaip atrodo Diana. Taip. Jūs galite pamatyti, kaip atrodo kitos gimnastės. Tie sportininkai, kurie sportuoja meninį gimnastiką, mes galim pamatyti, kad jie atrodo labai jauniai. Kai mes darėm kardiogramą, mes turim tokį specifinį kardiografą, mes tikrinam, mes galim pamatyti, ten irgi rodo imunitetas, rodo chronologinį laiką ir tą fizinę būklę organizmo. Ir dažniausiai -5 metai. Tai gaunasi, kad žmogui gali būti, vat, gimnastim gali būti ten 50 metų, bet viduje kūnas, organai, fiziologiškai tas kūnas gana jaunas. Ir čia susiję būtent su tokiu raumens darbu. Ir vat, šiuo atveju tas toks sportas, jis gana gerai veikia sveikatai. Daugelis ieškom, kaip atjaunėti ir visokias procedūras šiais laikais galvojam. O čia -5 metai, jeigu dukra eitų meninę gimnastiką. Tai šis sportas yra toks žavingas, man primena baletą, dailųjį čiuožimą. Meninė gimnastika turi tą žavesį. Ir meninė gimnastika formuoja ne tik kūną, bet formuoja ir charakterį. Tu, Diana, ir sakei, tau padeda ne tik treniruotėse, ne tik mokykloje, bet aš manau, kad tu turi daugiau pasitikėjimo ir asmeniniam gyvenime. Sportas, meninė gimnastika išugdė mano charakterį, taip pat ir mano tam tikras savybės. Tai ir pasitikėjimas savimi, atsakomybė, taip pat darbštumas ir, kaip ir sakiau, laiko planavimas. Tai viskas šitas yra sporto dėka. Irgi viena tokia sporto šaka, kur gimnastė išeina ant kilimo viena, didelis kilimas, daug šviesos, kaip teatrė, bet teatrė dar yra kolegos, kažkas aktoriai šalia, o čia tu esi vienas ir teisėjų gana daug, kiekvienas teisėjas, vienas žiūri, kaip atlikti tie elementai, kiti žiūri, kokia ten rizika, trečias kaip choreografija, papuola į muziką, nepapuola. Yra dar šoniniai, kurie mato, ar tu ten užstoji už tą juostą, už tą kraštą ar ne. Ir gaunasi, kad į tave žiūri labai daug teisėjų, labai didelė atsakomybė, tu esi vienas. Nėra šalia nieko, kas tau gali padėti. Viskas, tu turi atidirbti, išklausyti muziką, teisingai atlikti tos elementus, kurios fiziškai irgi sudėtingos būna. Ir tai yra psichologinė tokia labai didelis iššūkis, labai didelis ugdymas. Tai kaip tu susitvarkai su įtampa prieš svarbias varžybas, Diana? Su įtampa... Taip. Psichologinė įtampa, jauduliu. Kaip susitvarkai su jauduliuku prieš varžybas? Toks tavo metodas. Tai man daugiausiai padeda pokalbiai su psichologu, taip pat geras miegas, arba taip pat padeda man muzika arba pasivaikščiojimas, paprastus net pasivaikščiojimas, tai irgi labai padeda. Jo, ką ir Dmitrijus minėjo, kad labai svarbu yra miegas. Taip. Ką bedarytumėt, labai svarbu išsimiegoti. Ir ar tu patiri spaudimą iš sportinės aplinkos visuomenės, kiek jauti konkurenciją tarp jūsų merginų sportuojančių? Tai šiaip manau, kad konkurencija
visi priima skirtingai, bet aš manau, kad vis tiek, kai tu išeini į aikštelę, tu turi iš pradžių nugalėti save, įveikti save, o negalvoti apie kitus. Ir pabaigai, Diana, tavo asmeninės įžvalgos. Koks buvo tavo sunkiausias karjeros momentas, meninės gimnastikos profesionalės karjeros metu? Tai gal sunkiausias momentas buvo, kai turėjau šansą važiuoti į Europos čempionatą. Tai būtų mano pirmas Europos čempionatas ir dalyvaudama atrankoje sudalyvavau ne kaip norėjau. Tikrai nepavyko viskas kaip tikėjausi ir buvau neatrinkta tam čempionatui. Tai buvo sunku toliau dirbti, bet vis tiek kitų pagalba, aplinkinių, tėvų, trenerių, taip pat psichologų pagalba ėjau toliau į salę ir nenuleidau rankų. Jiem pastoviai reikia tos nuo psichologinės traumos, kurios jos gauna, pastoviai reikia kažkaip dirbti. Padėti dirbti, palaikyti. Labai svarbus yra palaikymas. Mes dažnai matėm, kad žmogus ateina pas mus sportininkas arba paprastas žmogus, kuris nesportuoja su trauma, bet mes jau matom, kad jis turi psichologinį traumą, jis pradeda vaikščioti kitaip, todėl kad pasaugo tą kažkokią koją, ranką ir gimnastėm net neįvykus traumą, bet pralaimėjus jiem, tai yra irgi psichologinė trauma, su kuria jie kažką turi daryti. Taip, tai reiškia yra ir procedūros fiziniai masažai kažkokie, ir dar psichologas, ir jeigu tėvai padeda, treneriai turi padėti, tada ta tokia trauma, kad tau kažkas neįvyko, tu gali perdirbti, sakyčiau, ir tada toliau sėkmingai dalyvauti. Taip? Aš pasakyčiau, jūs esat kaip viena didelė šeima. Ir dar noriu paminėti, kad žiūrovai nepamirštų, kad gali prisidėti prie tavo kelionės į čempionatus. Teisingai? Taip. Ir rasite nuorodą video apačioje, kur bus pasidalinti rekvizitai, kaip galite prisidėti prie Dianos tobulėjimo šioje gražioje sporto šakoje. Nepamirškit paspausti patinka, nepamirškit dalintis, nepamirškit šią žinutę pasidalinti su savo draugais ar tėvimaisiais. Ir šiandien mes turėjom Dimitrij Filimonov. Tai savo ties profesionalas, toks pabaigai žodis nuo jūsų. Tai sportas turi būti sveikas, sportuokit sveikai, jeigu traumos gydykit laiku, jeigu didelis krūvis, bandykit atsistatyti, būkite sveiki. Ačiū visiems, kurie mane palaiko ir tiki manim ir mūsų komanda. Laida po krūvio kartu su laidos moderatoriumi Ovidiju ir reabilitacijos ir masažo centro vadovu Dimitrijumi. Turėsime skirtingus įdomius pašnekovus. Diana viena pirmųjų, kuri pristatė jums meninę gimnastiką, laukia kitos sporto šakos. Sekite kanalą, laikinkit, dalinkitės ir laukit naujų laidų.